Labą dieną, labas rytas, sveiki visi žiūrintis. Kągi, esu vėl žvejyboje po ilgo laiko tarpo su Donatu, ten pašariuką maišą. Tai atvykom prie tokio tvenkinuko. Sakyčiau, gražus, ganėtinai siauras, ganėtinai ilgas, nebandytas tvenkinys, pirmas kartas prie šito tvenkinio, tai nežinau, pabandysim kažką tai pagauti, gaudysim dugniniam meškerėm. Donatas sakė, gal daugiau bandys ant gyvų, aš kaip visą laiką boiliai. Ir tokia įdomi vieta, čia gal per visą ežerą apie šitą tvenkinį apie 200 metrų. Ir čia netoli kranto, kažkur ties šita va vieta, ten biškį toliau, va čia va, yra žolių juosta, lelijų juosta. O ten, kur mano meškerė stovi, vieną kampą, kažkaip va taip va, žolių nesimato, tai gali būti, kad gilis. Aišku, pasiruošiu markerį, prasimėtysiu, pažiūrėsiu, kokie giliai. Tai nežinau, aš vėl norėčiau pabandyti pagauti karšį. Kažkaip man šiemet su jais labai nesiseka. Tai neišeina tų karšių žvejybos atsidaryti. Aišku, čia dar naujas ežeras, testavimas, gal iš vis čia nieko nepagausim, o gal bus gerai. Donatas bandys, nori lyno labai. Aš irgi norėčiau poros keleto karšiukų pasimti namo, nes įsigijom rūkyklą karšto rūkymo. Tai keletą būtų gerai inkalt. Žinau, kad čia jų yra. Tai va, kol kas dar pašarų nieko nedariau. Donatas jau pradėjo ruoštis. Pas jį pašaras geltonos spalvos, gan didelios frakcijos. Ir jisai, kiek mačiau, užsimaišė traperį. Traper firmos karšinis Lake. Tai va, progresas vyksta, palapinė pastatyta, jau abu pasiruošėm palapinės. Ir po biškį eisim link žvejybos ruošimas. Gerai, žiūrim, kaip čia gausis. Reikia pakuoti markerį, daryti pašarus, bandyti kažkiek šertis ir bandyti mest. Laukiu, nesulaukiu. Nu va, pasiėmiau markerinį kotą ir įdomu šiek tiek pasižiūrėti, kas per tašką. Čia matau uždėtas klipsas, tai reikėtų jį nusiimti. Nusiimam klipsą. Ir pasižiūrim iš karto tempę, koks tai gilis. Nepatogiai kažkaip pasiėmė. Vienas. Du. Labai mažas. 1,5 metro. Gerai, pasižiūrim arčiau. Nu, tipo dugnas. Lyg ir. O, biški žolės. Kažkokios tai. Kartojam procedūrą. Vienas. 2.
3, 4, 2 metrai. Nu gerai, arčiau jau negaudysiu, tai pabandom užsimest šiek tiek toliau. Žiūrėsim, kas ten darosi. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 metrai toj vietoje. Gerai, prisiartinam. Su tokiam atstume gal ir negaudysiu. Pažiūrim biškį arčiau. Biškį kliuvinių yra. Jau net matosi pagal valą, kad eina iš gylio. Pasižiūrim čia. Taip. 1, 2, 3, 4, 2 metrai. Ten, kur žadu mesti apie 2 metrus. Svarelis neapsikabinęs niekuo. Oi, biškį pirštus įkišau. Čia kranto. Vienas. 2, 3, 2 metrai. Šiek tiek pasižiūrim ten. Vienas, 2, 3, 4, 2 metrai. Patikrinam dugną. Yra kažko tai, bet nebaisiai. Šuliuot galima. Gerai, pasižiūrim čia. Vienas, 2, 3, 4, 5, 2,5 metrų.
Nu, linam vietos tinka. Ant tų žodžių sutampimas. Nu ką, realiai taip ir pažaisiu, po to pasakysiu, kur susiradau tašką. Pasiieškosiu kažko įdomesnio. Nu va, kaip ir susiradau tašką. Realiai čionai visur prie žolės. Ten, kur žolės, aišku, mažesnis gilis, po to čia padidėjo iki 2,5 metrų. Toj pusėje dar mažesnis gilis apie metrą. O ten už žolių juostos eina staigi brovkė į 4 metrus su viršum. Tai bandysiu už tos brovkės kažkur tai ieškoti šėrimo taško. Tiksliau susiradau šėrimo tašką ir maždaug ten pradėsiu šerti. O gal kokią vieną meškerytę kažkur tai užmesiu prie tų žolių, gal netyčia lynas koks paims, bet čia vėl bandysiu karšį, nes čia jų yra. Gerai, einu ruošti pašarų šėrimui. Kuo spominsiu taške, tai labai daug čia nėra ką šnekėti. Turiu šį kartą pasiėmęs kukurūzų. Kukurūzai braškiniai pirmas būtų. Tai naudojam dantis geriausia. Kvapas geras. Dabar pasigaminsiu iškart, kiek čia gaunasi 5 kg gerus jauko. Tai būtų 3 kg kukurūzų paprastų. Gal iškart visų 3 kg nepilu. Tai gal pastovi truputį. Ir tai yra norfinis, iš Norfos jaukas. Tai būtų vienas granuliuotas kukurūzas. O kitas būtų tiesiog granuliuotas jaukas. Ir kadangi naudosiu braškinius kukurūzus, tai dėsiu Marmaxo granuliuotų braškių pelėčių ir Renmar Baitso kanapių pelėčių. Tai tokį pasidarau miksiuką. Aišku, čia nebūtina tų pelėčių, bet gal bus geriau. Tai dedu į jauką biški to, biški ano, biški to ir į vandenį. Gerai, gaminuosi.
Užmečiau 5 pombas. Biški taip keletą plačiau įmečiau. Biški arčiau, biški toliau, tai kol kas dar praeis kelios valandos, kol susimesiu meškeres, tai tegul tas biški pašaras plačiau būna pamėtytas. Ir po to jau visą šėrimą koncentruosiu į vieną tašką. O kas man liko, tai pasiruošti jaukai šėriklėlę ir susiruošti meškeres ir užmetinėti. Oras vėsta, lapai pradeda krist, kažkaip tai atrodo jau po biškį ruduo ateina. Nors dabar yra rugpjūčio 12, bet jau naktį praneša 10 šilumos, tai taip kažkaip tai jaučiasi, kad rudenėja. Nu, yra kaip yra, ateis žiema, žvejosim žiemą. Yra kaip yra. Taip, ką naudosiu iš šėriklėlės, tai Donatas naudoja traperį, o aš naudosiu Dipexo karšis brimas. Lietuviškas produktas, geltonas. Kol kas viso nepilu. Ir jį pramaišysiu su BD firmos. Irgi brimas. Irgi šviesus miltas. Labai šviesus. Tai toks miksiukas bus, o jį po to pagardinsiu raudonais ir žaliais džiūvėsėliais. Ir aišku, pabandysiu šį kartą biškį melasus įpilt. Tai aš jau čia turiu susimaišęs su vandeniu jos. Tai prasimaišau, pasiruošiau, kaip maišau niekam nerodysiu. Supilu melasą ir laukiu, kol išbrinks. Nu va, pasiruošiau 3 masaliukus, tai būtų baltas česnakas. Tada šita graži spalva, jinai man dirbanti. Tai Crème Chocolate Atomo Bites. Ir paskutinis geltonas, tai būtų Dipexas brasiam su česnaku. Aišku, čia į šitą dėžutę įdėta ir marcipanas, tai pasidaręs toks įdomus skonis, kartais gerai sudirba šitas plaukiantis. Bet aišku, kabliukais nepakels, atsistos taip gražiai. Ir šitai, kas belieka, pasidėt ir susimest meškeres, nes pašariukas, man atrodo, jau į pabaigą. Išbrinkęs, prisigėręs, gal dar kartelį trečią reikės padrėkinti. Toks su žaliais, raudonais džiūvėsiais. Kvapas pasakiškas. Nu jo, turbūt dar padrėkinsiu kartą. Ir einam mest. Kadangi gilis šį kartą 4 metrai su biškiu, ten kur gaudysiu, tai nusprendžiau naudoti tokias šėriklėlės, tokią sistemėlę. Aišku, fiksuoju ją. Gale jos yra greita jungtis pavadžiai. Tai tiesiog pasiimu kabliuką, jau paruoštą su gumele. Pasidarau tarpelį, užmaunu, užtraukiu
ir užtraukiu Kembrik termo. Ko man patinka šita sistemėlė, tuo, kad kabliukas neužsikabina niekur. Čia jisai neapsisuka, čia būna pilna pašaro, tai krentant tikrai neužsipins. Tai pagrindę naudoju 3 rūšių sistemėlės. Tai būtų šita. Šį kartą užsifiksavau, tada naudoju paternosterį ir inline. Visos 3 mano išbandytos. Naudoju jau daug metų, patikrintos. Aišku, ten susirišt nėra nieko įspūdingo. Viskas paprasta. Bet tuo pačiu ir pardavinėju jas. Jeigu kas norite įsigyti sistemėlių, pagamintų jau, kas tingit rištis, kas netingit, galit susirišti, tikrai niekam neslėpiu. Tai jeigu kas norėtumėt įsigyti, tai prašom, susisiekit su manim, bus pagamintos tokios, kokių norit. Kainas palieku aprašyme. Nu, kur mes užsiviniojau. Kainas palieku aprašyme, tai susidomėję galit parašyti. Aš užmetinėjau paskutinę meškerę ir pagaliau lauksiu kibimo. Jo, klipsuot neklipsavau šį kartą. Nu, kaip ir viskas. Dabar palaukiu gerą valandėlę užmetęs. Jeigu nėra jokio kibimo, tai vėl duodu pašariuką ir darau permetimą į tą pačią vietą. Donatas ilsisi atsisėdęs, o aš laukiu kibimo. Donatui kibimas, pažiūrėsim. Ne, gal ir tuščiai. Ką pagavo. Ant naktinio slieko. Tuščiai. Nieko. Nepasikirto. Gražiai nuėstų. Aš dedu braškinį 8 mm vafterį. Eldorado firmos. Dedu pašariuko. Visą laiką į šitą medžiagą kabinasi kablys. Lietus lyja. Nu tu kurmis. Taip. Dedam pašarą. Ir biškį pagardinam Eldorado dipu šėryklą. Tai vienoj pusėje yra medus, kitoj pusėje braškė. Tai tokį medaus užspaudžiu, braškės užspaudžiu. Biškį patrinu, palieku.
Suplaunu ranką, nes baisiai tepo šitas daiktas. Ir taip gražiai palieka tokį debesėlį vandenį. Ir vėl Donatai prispaudė. Yra. Turim kažką. Gerai, kad turim. Gerai, aš tada padedu meškerę. Ant naktinio slieku. Kas yra tu? Graibštą reikės? Ne. Taip, pakėl krupūžiau. Žiūrėk, ne pati mažiausia ešerys. Gražus ešerys. Lapas, nusipiškai. Ai, kokių 300 gramų. Toks delninis šeriukas, kurį pagavo Donatas. Aš tokių nepagausiu. Gaudant ant boilio. Gerai, permetinėjau. Ir vėl Donatui kibimas girdžiu. Ar naktinė vėl? Ne, dabar ne. Taip. Porą spandikių. Sakei, nuimsi. Klipsą. Ką? Klipsą. Ar aš sakiau? Sakai, jeigu uždėsi, po to nuimsi. Jo, Donatas paliko klipsą uždėtą, tai biškį nedamečiu. Ką tokio? Nieko tokio. Taip, klipsas nuimtas. Žiūriu į tą beržą maždaug. Tai dabar padarau porą stombų ir vėl palieku. Ramiai pastovėti. Vėl kibimas Donatui. Aš tave kibimas dabar. Nenoriu kirst, kai leidžia. Yra. Ir vėl ešerys. Pažiūrim.
Gal atėjo šeriukas panašaus dydžio. Ne, mažesnis. Aišku, mažesnis. Nu, bet jau stovi, tai dar vieną spombą. Matau, kad prarėję giliai. Bus 3 spombos įmestos. Ir laukiam valandėlę vėl ir vėl darom šėrimą. Ir vėl ateina lietus. Dar vienas šėriukas. Kimba ant sliekų Donatui. Pagelbėjau, ištraukiau. Graži žuvytė. Šiaip gražus ešeriai, jeigu ant mikro masalo tokius klup, tai pasaka būtų. Kalsiu biškį reklamos. Tai pas mane rankose yra geras daiktas, tikrai nepigus daiktas. Ir yra prožektorius. Armiteko firmos 1100 liumenų. Tai yra tikrai galingas prožektorius. Trumpai apie jį. Tai jisai yra pakraunamas ir turi labai gerą funkciją. Tai turi UV šviesą. Ką UV šviesa duoda, tai naktį gaudant žuvį, jeigu pas jūs yra tinkamas fluorescencinis valas, su UV šviesa pašvietus į būtent valą, įdėsiu nuotraukas, kelias nuotraukas, pamatysit, kaip atrodo valas. Ypač gaudant karpius ar šiaip kitą didesnę žuvį visą laiką matote, kaip nueina valas į kurią pusę. Valas tiesiog švyti. Tai šitas prožektorius yra pakraunamas, turi magnetinį pakrovėją, kuris prisilipdo prie galo. Tai tiesiog dabar mes jį galim išpakuoti. Aš aišku jį, kaip sakiau, esu išbandęs. Tai parodysiu, ką sudaro visa komplektacija. Vėl aš viską esu sudėjęs. Tai kaip aišku dėžutė, instrukcija, mes jų neskaitom. Ir pats prožektorius. Pats prožektorius nėra didelis, štai tokio dydžio. Jisai tvirtinasi per šitą vietą ant galvos ir sukiojasi štai taip. Yra dirželis, galima kabintis ant švarko kažkur tai. Turi, kadangi kroviau, tai nešviečia, turi atminti, tai pasilieka tą, ką įjungiat, tą išjungiat. Vieną kartą paspaudus, kelis kartus paspaudus persijungia UV šviesa. Į kamerą nešviesiu su ją, nes nelabai sveika. Tada vėl 2 kartus, vėl grįžtam į tą patį režimą, palaikę, keičiam šviesos stiprumą. Tikrai šviečia labai stipriai ir yra tikrai ir silpna šviesa. Tai praktiškai aš jį naudoju jau metus laiko. Jame, kaip sakiau, yra magnetinis pakrovėjas, kuris prisiklijuoja prie galo. Galit krauti nuo powerbanko, nuo kompiuterio, nuo rozetės, nuo ko norit. Tada prie prožektoriaus yra ant galvos laikiklis. Tai tiesiog nuimam šitą sagtį, kuri gali tvirtintis prie diržo ir panašiai. Ir užsidedam prožektorių. Štai taip jisai atrodo uždėtas ir jisai sukiojasi. Kaip jūs norit, kurią norit pusę ir panašiai.
Tai nežinau, yra šitų prožektorių be UV šviesos, kam jinai nereikalinga. Čia yra būtent modelis Wizard C2 WUV. Man patinka su UV šviesa, jisai tikrai man praverčia. 10 metų garantija dar iš tokių įdomesnių dalykų. Tada iki 10 metrų po vandenio nebijo vandens. Nu, aišku, viskas, ko reikia žvejybai. Tai jeigu norėtumėt šį prožektorių įsigyti pigiau, tai Armiteko puslapį oficialiam su mano nuorodos kodu, kurį parašysiu po apačia aprašyme, arba tiesiog dabar pasakysiu, tai laikas žvejoti 15, gausit 15% nuolaidą Armitek prožektoriams, išsirinksit kokį norit modelį ir galėsit įsigyti. Ir dar vienas pliusas, kurio nepaminėjau, tai žinot, prožektoriuose būna tas toks mirksėjimas, SOS. Jisai čia irgi yra, bet kadangi šitas prožektorius yra programuojamas, instrukcija yra instrukcija, kaip jį išjungti. Tai, kas susidomėjot, pabandykit, tikrai vertas dėmesio daiktas ir man atrodo įsigysiu aš dar vieną. Aišku, jam garantija 10 metų. Tiesiog gal įsigysiu šiek tiek silpnesnį, kad dar labiau laikytų akumuliatorius ilgiau ir be UV šviesos. Nes kartais su UV šviesa bent jau man yra truputį minusas filmuot, nes gali sukadinti objektyvus kamerų netyčia pasukus ir pašvietus į jį. Tai saugumo atveju, kai bus filmavimas, tiesiog naudosiu kitą. Tai tiek. Nepamirškit pasinaudot nuolaidos kodu ir įsigyt gerą daiktą. Nu jau. Trauk tik. Ne. Gal ir, palauk, ne, yra zarazą. Oba, kokia koja. Graži kojytė. Paimk į rankas taip. Čia šapalas. Šapalas čia. Ne kojus. Ir nelegalus bus. Nu, šapaliukas keliauja namo. Ir gaudam tvenkinį, dar kartą paminėsiu. Kalekis. Šiaip labai nukastas. Labai įdomu, kad tvenkinį pagavom šapalą.
Tai va, dabar yra 19 valandų ir vėl kibimas Donatui, bet esmė tokia, kad visas kibimas ant gyvų. Man ant boilių iš kol kas nei vieno kibimo. Tai nežinau, lauksiu vakaro, aišku. Ant gyvų negaudysiu, bandysiu vis tiek ant boilių. Aišku, čia tokia smulkmė kimba, tokia smulkmė, ešeriai neblogi, va dabar ką tik šapalą ištraukė. Smagi žuvis, nesitikėjom šitam tvenkinį. Bet smagu, judesys kažkoks yra. Gal naktį sujudės kažkas didesnio. Laukiam. Atėjo vakarienės laikas. Biškį prasikepam šašlikiuką. Vakarėje po biškį nustojo lietus lyt. Ir pavalgysim. Lauksim kliovo. Lauksim kliovo. Gražus vakaras. Vėl Donatui ant gyvo masalo. Per žolės. Eik tu sau! Jūs pažiūrėkit. Karšiukas pirmas. Delno dydžio, biškį didesnis nei delno. Kaip čia pafilmuot? Va toks va karšynas. Na gerai. Pirmas karšis. Tikiuosi ir man ateis ant boilio. Tikiuosi. Laukiam kibimo. Sakė, apie 11 valandą turėtų pradėti kibti. Dabar yra 22:01. Tai pažiūrėsim, ar sujudės, ar nesujudės. Tokiu laiku. Gerai, einam toliau kimarinti. Kažką pagavo. Ešerį. Aš nesuštinku. Rūka. Labą rytą. Praėjo naktis. Naktis buvo tik rami. Iš viso nei vieno kibimo per visas meškeres. Vieną kažkokį timtelimą turėjau, gal žuvis praplaukdama užkibo. Bet šiaip pastebėjau vieną labai blogą dalyką. Tai žiauriai nukrito vandens lygis. O kai nukrenta vandens lygis, labai mažai šansų, kad kibs. Vakar buvo apsemtas stovas praktiškai iki viršaus šitoj va vietoje. O dabar per gerą sprindį. Žinau, kad taip anksčiau darydavo tvenkiniuose. Tuose, kuriuose būdavo galima pasimti žuvį, specialiai sukilodavo vandens lygį, kad pasikeistų slėgis vandenį. Dėl to žuvis vėl per kažkiek tai laiko turi adaptuotis ir dėl to jinai nekimba. Tai nežinau. Bet žiūrėsim, dabar biškį pakeičiau taktiką, nes traukdamas nutraukiau vieną sistemėlę, tai pabandžiau užsidėti metodą ant vienos ir užsimečiau netoli čia prie lelijų su metodu. Tai gal netyčia koks lynas. Aha, optimistas. Lynas giblė. Tai va, kažką tai darom, kažką tai bandom. Aišku, ta smulkmė
mažesnė kimba, šeriukai van gyvo masalo kimba, o daugiau nieko. Kibimas gražus. Opa. Kažkas įdomiau. Kažkas įdomiau. Atsargiai nepamiršti, kad krantai yra ta linija. Žalių. Pirmas kibimas antrą dieną. Normalesnis. Nebus didelis iš pradžių. Jauti, bet tada linija yra. Žalių man matosi. Tai geriau dešiniau paversti. Jo. Jas. Pirmas karšis. Pirmas karšis. Naujam tvenkinį. Čia jau įdomiau. Antros paros vakaras. Ir ką galiu papasakot, ogi nieko gero. Aišku, šiandien biškį karšiukas suteikė optimizmo pagautas, gal 4 valandą. Sakau, gal netyčia į tašką pasirodė koks būrelis. Tai po to persimečiau meškeres, pasišėriau ir laukiau toliau. Nu, kol kas nieko. Tai nežinau, antra naktis, paskutinė naktis, bandom dar kažką su Donatu pagauti. Donatas taip, nu šiandien irgi ešeriuką pagavo, man atrodo. Nu, ne ešeriuką, gražų ešerį, taip. Tokį 200 gal gramų. O aš, kaip sakiau, tą vieną karšį. Karšis toksai apie kilogramą, nepilnai. Aišku, nemanau, kad jisai vienas užplaukė, jau daugiau užplaukė, tikėkimės, kad naktį užplauks ir daugiau. Laukiam. O daugiau nelabai ką turiu papasakot. Kol kas. Labas rytas. Praėjo 2 naktis. Biškai pasisukim, kad geriau matyčiaus. Tai va, realiai kibimo normalaus taip ir nesulaukiam. Donatas ten ant gyvų ešerių, šapalą, kuojų nepapuolė. Plakiuką, vieną karšiuką, aš irgi vieną karšį pagavau iš šerto taško, bet daugiau nieko. Naktį turėjau dar vieną tokį gražų kibimą ir tikrai beveik 100% esu garantuotas, kad galėjo būti karpis. Nes važiavo kaip karpis, bet kol pribėgau, atsikabino. Aišku, karpių nesiruošiau, tai mažas kablys, vargu ar būčiau jį ištraukęs. Ir kitas dalykas, vėl šią naktį pakilo vanduo. Šį kartą gal dar daugiau negu sprindžių, tai nežinau. Dėl to manau, kad tas ir kibimas toks yra vangokas, dėl to svyravimo vandens lygio. Nes abidvi dienas, kiek žvejojau, vienu žodžiu, gaunasi pakyla, nusileidžia ir taip nemažai. Ant kokių 30 cm gal netgi. Po nakties vėl pakilęs, nu ir taip. Tai va, baigėm savo žuklę, vietą apsitvarkėm, palapinę dar biškį džiūsta ir važiuojam namo. O jūs nepamirškit palaikint, paprenumeruot ir susitiksim kitose video. Iki.